Jei tikimasi, kad medienos drėgmė eksploatacijos metu viršys 20% arba jei yra galimybė, kad mediena reguliariai sušlaps, ją prieš įmontavimą reikia impregnuoti antiseptinėmis cheminėmis medžiagomis skirtomis grybelių, sporų ir kitų mikroorganizmų sunaikinimui arba jų vystymosi slopinimui. Antiseptikas InMode ECO buvo naudojamas naujose ir rekonstruojamose statybose, vidaus patalpose ir lauko darbams, taip pat sąlyčiui su gruntu. Medienos lentų, lentelių, sijų, tašų apsaugai ir medinių gaminių, sodo baldų, pėsčiųjų takų, euro padėklų bei kitų apsaugai nuo puvinio. Jei reikia, apdorotą medieną galima padengti dažais arba laku, kad pagerintumėte išorinę apdailą. InVodEco sudėtyje yra vario bazinio karbonato, kuris užtikrina gerą fiksaciją ir mažą išsiplaunamumą iš medienos. Nesumažina medienos stiprumo ir nesukelia metalo korozijos. Neturi chromo, arseno ir amoniako. Antiseptikas InMode ECO yra melsvos spalvos skystis su silpnu būdingu kvapu. Gerai tirpsta vandenyje. InMode ECO nesumažina medienos stiprumo ir nesukelia metalo korozijos. Medienos apsaugos priemonę InVodEco ant medžio paviršiaus užtepkite teptuku, voleliu ar purkštuvu 2-4 kartus. Arba medinės detalės impregnuokite mirkydami voniose, talpose, rezervuaruose ar kituose induose nuo 2 iki 24 valandų. Apdorojant vidaus patalpas, antiseptiko InVodEco 1 litrą koncentratą reikia atskiesti su 9 litrais vandens. Apdorojant lauko objektus, 1 litrą koncentrato reikia atskiesti su 4 litrais vandens. Mediena turi būti sausa. Medienos apdorojimo procesą reikia atlikti lauke arba gerai vėdinamose patalpose, naudokite apsaugos priemonės. Tai yra guminės pirštinės, apsauginiai akiniai, darbo drabužiai. Antiseptiko InVode ECO sunaudojama 3-5 kvadratiniai metrai 1 litrui paruošto darbo tirpalo. Antiseptiką InMode ECO laikykite sandariame inde, esant temperatūrai nuo +5 iki +30 laipsnių Celsijaus. Saugoti nuo užšalimo. Tinkamumo laikas 2 metai nuo pagaminimo datos. Pagaminimo datą žiūrėkite ant pakuotės. Saugoti nuo vaikų. Antiseptiko InVode ECO skystis tiesioginio kontakto metu gali sukelti stiprų akių ir odos uždegimą, taip pat galimas kvėpavimo takų dirginimas. Dirbant su antiseptiku InVode ECO, naudokite darbo apsauginius drabužius ir mūvėkite guminės arba polivinilchlorido apsauginės pirštinės, avalynę ir prijuostę. Naudokite respiratorių kvėpavimo takų apsaugai. Taip pat rekomenduojama naudoti apsauginius akinius su šoniniais skydeliais. Sėkmės darbuose.